It's not easy being me. Wash your face and brush your hair. Well, nag, 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 it's just not fair. I'm horrid Henry. So down with school, I'm gonna rule. And when I'm king, I'll do my thing. And then my life will be so sweet. I'm horrid Henry. Na na na, na na nay. The purple hand gang rules okay. Well, it's so easy being me. I'm horrid. Blogiukas Henris. Kaip man patinka vedrynai. Pažiūrėkim, ar ir tau patinka vedrynai, mažoji Vera. Atrodo, kad ir tau patinka vedrynai, mažoji Vera. Taip, man patinka. Ar tau patinka vedrynai, mažoji Vera, ar patinka? Kaip smagu. O taip, labai smagu. Ačiū, Henri. Ką, aš tik apsimetu bite? Na tai zvimk iš čia. Ak, kaip smagu. O taip, labai smagu. O kas tu dabar, Henri? Širšė? Širšė? O ne, Poliuk, juk žinai, kad nemėgstu širšių. Neleisk jai prie manęs artintis. Gerai, viskas, tu bjaurus berniuk. Gal kas nors nori šviežiai keptų keksiukų? Nori pažaisti, Vera? Taip, lasau, Henri. Atrodo gražiai. Labai, labai gražiai. Ar galiu vieną? Nebūk bjaurus, Henri, pirmiausia svečiai. Tikriausiai tai būsiu aš, Henri. Henri! Blogiukas Henris pristato pieną. Štai, šviežiai iškepti keksiukai. Antras raundas. Atrodo skaniai. Labai, labai skaniai. O taip, labai, labai skanu. Tam berniukui reikia šiek tiek disciplinos. Na taip, jis turi žinoti, iš kur vėjas pučia. Tiesa. Štai, ką tau pasakysiu, leisk man jį nusivesti vienai dienai į darbą. Ten jis supras, kas yra kas. Na, nežinau. Gerai, tada sutarta, kaip dėl rytojaus. Rytoj sekmadienis turėtų būti ramu ir tylu. Gerai, tada, jei esi tuo tikras. Pamatys, jam tai bus labai, labai naudinga. Kiek dabar valandų? Dabar 4 ryto. Kieno buvo ši šauni idėja? Kas pažadins Henrį? Aš tai padarysiu. Puiku. Net negaliu įsivaizduoti, kodėl mano šlepetėje voras Spaikas. Gal ėjimas į darbą su Polu Henriui išeis į naudą. Tėti, kažkas stovi prie laukinių durų. Kaip gerai, jau atsikėlė Henri. Neatsikėliau, vis dar miegu. Tik atėjau tau pasakyti, kad kažkas stovi prie durų. Žinau, tai Polas. Spuoguotasis Polas, ką jis čia veikia? Nebūk bjaurus, Henri, eik ir apsirenk. Kodėl? Nes eisi į darbą su Polu. Bet dabar vidurnaktis. Visai ne, dabar 5:45 ryto, eik ir apsirenk.
Bet aš nenoriu rengtis 4 valandą ryte. Gerai, tada gali eiti su pižama. Bet aš nenoriu eiti su pižama, aš visai nenoriu eiti. Labas, Henry, pagalvojau, kad pabūgai ateiti. Taip, iki pasimatymo. Ne, Henry, aš tave pamatysiu vėliau. Eime, Henry, mūsų karieta laukia. Tu pienininkas? Taip, na, oficialiai aš esu pieno produktų tiekėjas, kaip patvirtinta įstatymų 590 pagal naujausias taisyklės. Nurodyta kaip naujausias paskirimas. Bet taip, aš pienininkas ir tuo didžiuojuosi. Šaunu. Šok čia, Henry, turim kai ką pristatyti. Kaip sekasi su žemėlapių skaitimu? Na, gerai, nes man tai visai nesiseka. Niekaip nežinau, ar važiuoju žemyn ar apačion. Bet kas ten? Edas Edvardsas. Jis bando nugvelbti iš manęs pristatymo siuntą. Ką? Taip nesažininga? Tikrai nesažininga? Bet kai labiau apie tai pagalvoju, juk ir gyvenimas nesažiningas, ar ne? Na, taip, bet... Bet kas, Henry? Bet tu suaugęs, gali kažką dėl to padaryti? Na, tai tu taip manai. Na taip, aš taip manau. Tai juk neleisim blogajam Edui Edvardsui įsisukti su tuo, ar ne? Tu visai netoks bjaurus, koks maniau, kad esi. Na, gal ir esi, bet tu tikrai netoks ir kvailas. Na, ačiū, manau. Tai ką dabar darysim, Henry? Neleisim jam nuo to įsisukti, ar ne? Ne, neleisim. Na, tada važiuojam. Tada ką? Eime, štai ką. Gerai. Štai riedam. Nagi, trigeri, tu gali. Kas yra trigeris? Na, taip aš vadinu savo pieno vežimą. Kartais apsimetu, kad tai arklys. Na, beveik visą laiką. Nu, trigeri. Ką šis daro? Tai pagreitina važiavimą. Na, tai gal mes jį galim paspausti? Kodėl? Kad greičiau važiuotumėm. Na gerai, turi galvoj, kad galėtumėm pasivyti blogą Edą Edvardsą. Taip. Laikykis tvirtai, Henry. Kam šis mygtukas? Net negalvok paspausti to mygtuko, Henry. Kodėl? Kas jums vaikams su tais klausimais? Nes aš tai pasakiau, Henry, bet pirmas pristatymas jau beveik vietoj. Ei, žiūrėk, kur eini. Ar nepristatysi pieno? Per vėlu. Blogasis Edas Edvardsas, jis atsidūrė čia prieš mus. Nas, tada paskubėkim, ar nesivysim jo? Veltui, Henry. Kovojau su bloguoju Edu Edvardsu labai ilgai, bet niekaip negaliu jo atsikratyti. Jis visada atvažiuoja pirmas. Bet turi būti kažkas, ką galim dėl to padaryti. Eureka! Štai kas! Kas tai? Sugalvojau. Jis važiuoja į priekį, todėl mes važiuosim atgal. Nesuprantu, apie ką šneki. Klausyk, tu sek paskui mane. Gerai, Henry. Nu, trigeri! Na taip, nu, trigeri! Šaunuolis, Henry! Na, štai ir viskas. Nu, trigeri! Jis laimi! Nagi, trigeri! Ką sakei, šis mygtukas daro? Nesakiau. Tai, kas atsitiks, jei jį paspausiu. Štai ir vėl tu su savo klausimais. Gerai, pasiduodu, nežinau, ką jis daro, gerai? Gal tai mygtukas dar greitesniam važiavimui? Gal tai mygtukas dar greitesniam važiavimui? Tai tikrai dar greitesnio važiavimo mygtukas!
Žiūrėk! Išvertė Roberta Kniežaitė, įgarsino Henrieta Huridaitė, Vers Media.